Labas rytas. Šiandien išeinu į eterį beveik nepasiruošus, va taip spontaniškai, dėl to, kad noriu pasidalinti su jumis savo įžvalgomis, savo patirtimi, tiek per save, tiek per savo šeimą, tiek per žmonės, kurie atvažiuoja iki manęs, tam, kad jūs galėtumėt iš tiesų palengvinti savo būklę tada, kada jūs puola peršalimas ar įvairios, sakykime taip, įvairūs virusai. Atsiprašau. Tai pirmiausia, ką mes turime padaryti, tai turime skirti virusą ir peršalimą. Ir peršalimas tai yra tuo metu, kada mes iš tiesų žinome, kad mes sušalo mūsų kojas. Mes patyrėme iš tikrųjų šaltkrėtį, kažkur buvo nepatogu, nemalonu, ar iš tiesų susidarė tokios aplinkybės, kad mano kūnui buvo šalta. Kada yra peršalimas, iš tiesų atšala mūsų kūnas, mūsų kūno organai ir jie deda visas pastangas tam, kad jie sušiltų. Kada kūnas peršala, mūsų kūne esančios vandens molekulės, jos didina savo apsisukimų greitį, taip sakykime, jos juda jau daug greičiau ir taip mūsų kūnas šildo iš vidaus tam, kad jis nesušaltų ir nenumirtų, ar ne? Ir tam, kad tai įvyktų per jų judrą, per jų tą trintį, prisiminkime fizikos dėsnį, sėkmingai pradeda kilti temperatūra. Persišaldymo metu temperatūra dažniausiai nebūna labai aukšta, dėl to, kad kūnas jisai tiesiog save šildo. Tiesiog save šildo iš viso to, iš to šildymo, iš to didesnio vandens molekulių apsisukimo greičio, mūsų kūne vyksta uždegiminiai procesai, tai dažniausiai būna, prasideda sloga, atsiranda kažkokie gerklės skausmai, tas toksai silpnumas, nepatogumas, nes kūnas šildo save. Kada mes pradedam jausti tą tokį, aš tikrai sušalau, man tikrai šiandien šalta, aš kažkaip tai jaučiuosi, kažkas tai ne taip, ar ne, pirma pagalba, kurią aš turiu daryti, tai save sušildyti. Einam iš šiltą dušą ir būnam tikrai ne 2 minutės, o pabūnam tol, kol mes pajaučiam iš mūsų kūno sklindančią šilumą. Tai yra, padedam savo kūnui, kad jam to nereikėtų daryti, pats jis turi, aš jį šildau. Šildau, duše būnu tol, kol, sakykime, raudonuoja oda, aišku, jeigu yra pirtis, yra superinis dalykas nueiti į pirtį. Šmirkom kojas šiltame vandenyje, jokių būdų be druskų jokių. Gali būti ramunėlės, gali būti beržo lapai. Tai yra, šildau savo kūną, tada būtinai šiltos vilnonės kojinės, apsirengiu šilčiau, einu miegoti, kur man šilta, gera, tikrai komfortiška. Tai yra pirmoji pagalba, kada aš esu persišaldžius. Kada, kaip žmonės interpretuoja, kad užklumpa mus virusai, aš tai interpretuoju truputį kitaip, įvardyju tai kaip patekimas tam tikrą virusinę zoną, kada mūsų kūnai patys pradeda gaminti tas virusinės daleles, sakykime, tas kitų vibracinių dažnių būtybės mūsų kūne. Tai kas tada vyksta, ar ne? Dažniausiai tada atsiranda greitas šaltkritis, aš tikrai nebuvau per sušalusi, nieko tokio nebuvo, man nei slogos, nei gerklės, kūno nepatogumas, jėgų nebuvimas, toks, aš pradedu jaustis ligonė. Tuo metu pirmoji pagalba tai yra suvokti, kas vyksta mano kūne. Aš jokių būdų tada jo neturiu šildyti, perteklinė šiluma. Mūsų kūnas, natūraliai taip pat ten vyksta įvairūs cheminiai, biocheminiai procesai, mūsų vandens molekulės greitėja, dėl to, kad mūsų kūnas pats pradeda gaminti tuos virusinės daleles, sakykime, mūsų kūną turi įsijungti ta vadinamoji imuninė sistema, ar ne, bet mes patys tarsi pradedam dažnai kovoti. Kokį vaistą išgerti, ką čia daryti, iš kur čia gauti jėgų ir kaip save priversti toliau eiti, dirbti, daryti, nes aš čia juk negaliu. Reikia suprasti, kad virusas nėra žala žmogaus kūnui. Reikia suprasti, kad tai nėra kažkokia blogybė, kurią mes turime atsikratyti to jau pat. Tai yra didžiulė pagalba žmogaus kūnui ir pirmoji pagalba tai yra nusiraminti, leisti jam pailsėti, leisti persitvarkyti tom sistemom, tiem organam, tiem procesam mūsų kūne, kurie vyksta ir leisti kūnui susitvarkyti pačiam. Būtent šiuo metu labai svarbu yra maistas, kuris yra aukštų vibracinių dažnių, gydomieji preparatai, kurie yra aukštų vibracinių dažnių, aš aišku pasidalinsiu, bet svarbiausias dalykas ir tam variante, ir prie peršalimo, ir šitam variante
Tai yra jūsų vidinė būsena ir malda. Papasakosiu jums pažingsniui, ką darau pati ir visada sulaukiu stebuklingų rezultatų, ką daro mano vaikai, ką aš darau vaikam, kurie sulaukia stebuklingų rezultatų. Ir tai yra raktas. Tai yra raktas, kada jūs galite iš tiesų būti sveiki. Tai pirmas yra, nustojam kovoti. Kai tai atsitinka, priimam, kad tai vyksta mano kūne, dėkoju savo kūnui, kad jis geba transformuotis, geba pereiti šitą, sakykime, sunkumą, sutrikimą, kuris mums duoda kūne nepatogumų, kažkiek suvaldo mūsų planus ar nepakreipia kažkur tai kitur. Tai yra, aš tai priimu, aš leidžiu kūnui tame būti tiek, kiek jis norės, tiek, kiek jam reikės. Kitas dalykas yra vienas iš svarbiausių. Tai einam ne į vaistinę, o einam melstis. Malda, meditacija, tai tikroji širdies, tai yra pirmas žingsnis, kaip aš galiu pakelti savo vibracinę dažnį, tai yra pirmas žingsnis, kaip aš galiu nuraminti, įsisiautėjusi savo kūną, tai yra pirmas žingsnis, kaip aš galiu atgauti savo jėgas. Nesvarbu, ar jūs išpažįstate Budą, Krišną, Kristų, ar Mariją, ar ne, tai nėra esmė. Yra esmė atverti savo širdį, atsiprašyti Dievo, paprašyti Jo, kad leistų jums išgyti, leistų jums sustiprėti, įleisti šviesą į savo ląsteles. Juk savo paskaitose, mokymuose nuolat kalbu, kad sveikata tai nėra tai, ką mes valgom, sveikata nėra kokie mūsų tyrimai, sveikata yra tai, kaip aš jaučiuosi. Sveikata tai yra gyvybinga ląstelė, kiekvienoje ląstelėje yra sielos dalelė, šviesulėlis, sakykime, tradicinė medicina ir mokslas pripažįsta kaip biofotonai, ar ne, jie turi būti gyvybingi. Ir jokių būdų aš neturiu jų alinti, išspausdama iš savęs sultis, išimdama energiją iš ten, kur dar kažkas tai yra, ar ne, bet atpalaiduoti savo kūną, leisti jam prisitaikyti prie viso to. Labai puikiai veikia meditacija į violetinę šviesą. Tai yra, meditacijos metu mes galim paprašyti Saint Germaino arba tiesiog įsivaizduojame, kaip violetinė šviesa su didžiuliu srautu teka į mūsų kūną pro viršugalvį. Ir ramiai įsivaizduojam, kaip jį padengia mūsų vidaus organus visur ir prašom tos violetinės liepsnos, kad sudegintų viską, kas yra nedieviška. Visa, kas jau yra nereikalinga mūsų kūnui. Tai niekada nepažeis jūsų kūno, tai niekada nepažeis jūsų dvasios, tai niekada nepablogins situacijos. Tai yra, bus padaryta tai, kas reikalinga. Ir vizualiai mes vizualizuojam, praeinam per kiekvieną organą, smegenis, nosį, gerklę, skydliaukę, kraujotaką, kraujagyslės, rankas, galūnes, delnus, vidaus organus. Palaipsniui pereinam visur ir ypač tose vietose, kur mes jaučiame skausmą, tarsi sustojame ir bandom vizualizuoti, kaip ugnis degina. Bus dalykų, kurių mes tikrai nematome, bet vizualizacijos būdu bent jau įsivaizduoti, kokie procesai tenai vyksta. Tai yra stebuklinga jėga. Nekalbu apie tai, kad kiekvienas žmogus bėgime atsisės, padarys, dabar čia man padės, čia viskas bus gerai. Ne, visa turi būti iš meilės, iš priėmimo, iš tikėjimo. Jeigu jūs tai darysite bet kur apčekštoj patalpoj, kur chaosas, triukšmas ir roko muzika, tikrai tai neveiks. Turi būti atitinkama aplinka, turi būti atitinkamas nusiteikimas. Jūs pats turite būti tų vibracinių dažnių, kad violetinė šviesa, gydomoji šviesa, sakykim, subtilaus pasaulio ateinanti gydanti energija gebėtų jūs pasiekti. Neuždėkite patys savo blokų. Dar vienas dalykas tai yra, vėlgi kokią praktiką jūs praktikuojat, ar ne, tai yra mantrų kartojimas, maldos kartojimas, vėlgi nesvarbu, kokios konfesijos jūs esate žmogus. Visa tai labai padeda jums patiems priartėti prie to šaltinio, kad ta dieviškoji šviesa gebėtų jums padėti. Toliau yra būtini kvėpavimo pratimai. Įkvepiant, mes įkvepiam praną, ar ne, dievišką energiją, gyvybinę energiją. Iškvepiam, mes pašalinam tai, kas nereikalinga. Plačiau kalbant, įkvepiant, mūsų kūnas gauna jėgos ir ugnies. Iškvepiant, mūsų kūnas tarsi
atiduoda šilumą, aušina save. Tai yra užkuriamas tas procesas, kuris geba sveikatinti mūsų kūnus. Paprasčiausias ir efektyviausias šiuo metu tai yra, kol skaičiuojam iki 4 įkvepiam, 4 sulaikom, 4 iškvepiam ir 4 sulaikom. Labai svarbu yra kvėpuoti diafragmą arba kvėpuoti pilvu, ar ne, ne tik viršutinė dalis krūtinės, bet būtent pilvinė dalis. Tai yra įkvėpimas 1, 2, 3, 4. Sulaikom 1, 2, 3, 4 ir iškvėpiame 1, 2, 3, 4. Sulaikom 1, 2, 3, 4. Tai rekomenduojama praktikuoti bent 10-15 minučių kasdieną. Bet, sakykim, pajutus tos pirmosius simptomus, tai bent jau 5 minutės, kad kraujotaka, energijos tėkmė mūsų kūne susinormalizuotų, kad kūnas galėtų pasisemti jėgos, pasisemti tai, kas yra šalia mūsų. Ir vienas dalykas yra labai nuostabus pratimai, kurie padeda atgauti jėgas, vėlgi suharmonizuoti energijos tėkmę. Gal kuriam video pristatysiu, savo mokiniam tai perdodu, bet vienas iš tų paprasčiausių tai yra plekšnojimas, tai yra energijos, kur yra sąstovos išjudinimas, tai yra nuo pakaušio, tiesiog plekšnojant, kad jaustum, kaip tu tai darai, išplekšnoti visą savo kūną, suteikti jam energijos, ar ne, ir būtinai plekšnojimas turi būti per kūną, per visą iki pėdų, pabaigimas yra nupurtimas mūsų galūnių. Tai yra, jūs gaunate tos gyvybinės energijos, tos išjudinat savo kūną, energiškai įkraunat. Dabar maistas. Visada tokiom dienom rekomenduoju jokių būdų ne vėjo įnešimą ir ne badavimą, bet tai turėtų būti sultis. Tai yra pirmiausia, yra špinatų morkos sultis, gali būti morkų sultis. Jeigu tai yra iš tikrųjų aktyvi forma, kada yra karščiavimas ir mes iš tikrųjų blogai jaučiamės, nuostabus dalykas yra saliero ananasų sultis. Plus imbero šaknis, ten viską reikia išspausti ir pasidaryti tokį mišinuką ir sėkmingai jų gurkšnoti bent po kelis gurkšnius į dieną, kuris iš tikrųjų sugeba daryti taip pat stebuklus mūsų kūne. Bet pradžioje tai pakaks tikrai, kad bus špinatai morkos arba tik morkos, galime tomis dienomis arba tą dieną valgyti tik vaisius, tai yra gauti dievišką energiją, geriausia tai, kas yra dabar, šiuo metu tai yra obuolys, tai yra kriaušė, tai yra slyva. Na, jeigu poreikis toks yra ir bananą galima suvalgyti, bet ne, mes neribojam save. Jeigu yra alkis, aš tą darau, aš sau leidžiu tai, ar ne. Dabar skysčiai, tai yra turi būti aukštų vibracinių dažnių, jokių būdų neperteklinius, nereikia pumpuoti arbatų, kad aš čia pradėčiau šlapintis, kad pradėčiau prakaituoti, to nereikia. Aš turiu išgerti, ar ne, aukštų vibracinių dažnių arbatą, tai yra šeivamenis pirmoje vietoje yra, kuris veikia tiesioginiai mūsų kūno struktūrą, tam tikras, sakykime, ląsteles, kurios pradeda gamintis mūsų kūne. Tai tradicinė medicina tai vardina kaip virusinių ląstelių suardymą. Aš truputį kitaip pakomentuočiau, bet palikim tai, kad tai yra pirmo pasirinkimo arbata prasidėjus tiem procesam. Tai yra pelkinė vingiorykštė. Pelkinė vingiorykštė, jinai turi įtakos miegui, jinai turi, sakykime, tų antipiretinių savybių, jinai turi poveikį, moterims ypatingai reikalinga, kada yra hormonų sutrikimai, kada yra klimakterinis periodas. Tai šiuo etapu irgi labai tinkama yra ir aišku medaus produktai. Bent jau vienas šaukštelis medaus, sulaižykite kaip meškinas. Jeigu turit po ranką žiedadulkių, vienas arbatinis šaukštelis žiedadulkių, būtinai bičių duonelė. Nepamirškit keptų obuolių, tai yra jūsų maistas, tiek kiek norit, tokiais kiekiais kiek norit. Dėl to, kodėl? Dėl to, kad daug antioksidantų jos puikiai maitina ir valo mūsų kepenis, kas lemia, sakykime, imuninės sistemos stiprinimą. Tai yra pirmioji pagalba, kurią, jeigu jūs iš tiesų sąžiningai šitaip darysite, aš jums garantuoju, jums užteks pusvalandžio, valandos, kad jūs atgautumėt jėgos ir su pasišokinėjimu galėtumėt išbėgti į gyvenimą. Aš jūs myliu, apkabinu. www.švarusžmogus.lt, Telegram kanalas Švarus žmogus arba Facebook grupė Inga Skrudupinė.